Kodėl mokykloje liepia rašyti rašinėlius? Tam, kad tave užknist? Būtų labai naivu taip manyti, ar ne? Faktas, kad rašinėliai nėra rašomi veltui. Tačiau faktas taip pat yra ir šis, kad dažna mokymosi įstaiga labai stipriai prasileidžia, nepaaiškindama giluminės rašymo naudos. Nutinka taip, kad klausimai apie tai, ką man rašyti rašinėlį, būna palydimi tokiais atsakymais kaip nes reikia, nes reiks išlaikyti egzaminą, nes jeigu neišmoksi rašyti, niekas į tave rimtai gyvenime nežiūrės ir taip toliau. Tačiau tokie atsakymai ne tik, kad neatsako į klausimą, kodėl reikia rašyti rašinėlius, bet taip pat tokie atsakymai žlugdo paauglio motyvaciją, kadangi yra implikuojama į rašymą iš reikalo, o ne į noro rašyti paaugyje ugdymą. Tai visgi, o dėl kokio briedo jums rašytos rašinėlius? Pirma, dažnas rašymas sieja tiesiog su rašymu. Tačiau tai nėra tiesa. Rašymas iš esmės yra pati efektyviausia priemonė, padedanti struktūrizuoti mūsų mintis. Gebėjimas neskubant, rašant pagalvojus, formuoti tezę, ją apgydančius argumentus ir galiausiai iš to išplaukiančias išvadas formuoja mūsų mąstymo pobūdį. Reguliariai tai darant, reguliariai rašant, jūsų mąstymo būdą pradeda keisti toks mąstymas, tokia jo forma, kokį jūs naudojat rašant. Dėl šios priežasties jūs palaipsniui išmokstat daryti tą patį on the spot kalbant, ką prieš tai darėt labai lėtai ir raštu. Tai yra formuoti tezę, apginti ją argumentais ir tada iš to padaryti kažkokias išvadas. O su tokiu gebėjimu auga ne tik jūsų socialinė įtaka ir socialinė galia, bet jūs taip pat įgyjate drąsos pastovėti už tai, kas jums asmeniškai yra svarbu. Jūs nebijot apginti tai, už ką stovit. Jūs pradedat labiau pasitikėti savim, jūs tampat patrauklesni ir taip toliau. Antra, rašymas jūs priverčia mąstyti. Daug kas yra linkęs manyti, kad tos mintis, kurios pastoviai sukasi mūsų galvoje, yra mąstymas. Bet tai nėra tiesa, nes mąstymas iš esmės yra labai sudėtingas procesas, reikalaujantis daug energijos. O netreniruotas šis procesas iš viso nevyksta arba vyksta labai neefektyviai. Mąstymas tai yra problemos sprendimas arba bandymas atsakyti į kažkokį tai rūpimą klausimą. Tuo tarpu tai, kas sukasi jūsų galvoje 99 iš 100 atvejų būna automatiškai susiformavusios mintys, kurios tiesiog ateina pas jūs ir kurios gyvenimo kontekste jums neneša jokios pridėtinės vertės. O dažnai net priešingai pradeda kišt pagalius į ratus. Rašydami rašinėlius mes beveik visada bandom spręsti kažkokią problemą arba atsakyti kažkokį tai klausimą. Dėl šios priežasties, rašydami rašinėlius, mes ieškome tokių argumentų, kurie padėtų mum atsakyti mūsų išsikeltą klausimą arba kurie išspręstų problemą, į kurią bandom ieškoti atsakymą. Ir esminis žodis šitam sakiny yra ieškome. Jeigu jūs netreniruojat savo gebėjimo mąstyti, yra labai didelė tikimybė, kad jūs tuomet esate valdomi tiesiog tų automatinių minčių besisukančių jūsų galvoj ir nebandote ieškoti logiškiausių sprendimų savo gyvenime. Ir labai didelė tikimybė, kad dėl šios priežasties jūs gyvenime priimsit daugiau kvailų sprendimų, kurie ves jūs į kančią ir nepasitenkinimą, vietoj to, kad kurtų fainą aplinką aplink jūs ir jūsų gyvenime. Kiekvienas iš mūsų mes esam susidūrę su tam tikrom problemom savo gyvenimo. Jeigu dar neteko, tai susidursit. Ir aš pažadu, kad susidursit. Nes susiduria visi. Ir tik nuo mūsų gebėjimo spręsti šitas problemas priklauso, kaip mes reaguosim į šitos gyvenimo iššūkius. Ar šitie iššūkiai mus palauš ir griaus, ar priešingai įkvėps ir mes iš jų mokysimės bei tobulėsim. Jeigu tu dar mokais mokykloje, tai tavęs greičiausiai laukia dar šitos problemos, į kurias tau reiks rasti atsakymus. Ką aš noriu veikti po mokyklos? Kaip nepasiduoti kitų, tai yra šeimos, draugų, artimos aplinkos baimėm, jeigu po mokyklos nusprendžiu pasirinkti jiem neįprastą kelią? Kaip atskirti žmogų, kuris bando manim pasinaudot, o kuris iš tikrųjų nori pasirūpinti? Kaip nesugriūt, kai mane įskaudins? O įskaudins tai tikrai. Ir šis sąrašas yra begalinis. Ir tik nuo tavo gebėjimo mąstyti priklausys kokybė atsakymų į visus šituos
ir dar kitus klausimus, kurie kils tau gyvenime. Jei paliksi šitus ir kitus klausimus atsakyti savo automatinę mintim, yra labai didelė tikimybė, kad nugyvensi inertišką, atsitiktinumų nutapytą gyvenimą, kuriame tau pasiseks arba nepasiseks. Tuo tarpu, jeigu ugdysi įprotį mąstyti, tavo sėkmės koeficientas gyvenime auks. Ir tai viso labo yra tik tais 2 priežastys, kodėl rašymas būtent tau gali būti naudingas. Ir visai nesvarbu, kad ir kuom tu norėtum būti verslininku, režisieriu, inžinieriu, game blogeriu, influenceriu, chirurgu, investuotoju, gebėjimas aukštų lygių mąstyti ir reikšti savo mintis turės labai didžiulę įtaką tavo socialiniam statusui, tavo romantiniam gyvenimui, tavo karjerai, tavo savivertė ir taip toliau. O rašinių rašymas yra pats geriausias pirminis būdas pradėti ugdyti tą tavo mąstymą. Turbūt tu puikiai žinai, kad treniruojami raumenys auga, ne? Stiprėja. Lygiai tas pats vyksta ir su mūsų mąstymu. Jeigu mes skiriam tam dėmesio, treniruojam, skiriam kažkiek laiko, suprasdami, kodėl mes tai darom, parašyti rašinėlį, mes treniruojam savo mąstymo pobūdį. O tai tiesiog didina šansus mūsų gyvenime veikti tai, ką mes iš tiesų norim veikti. Gyventi taip, kaip labiausiai norisi gyventi. Siekti laimės tokiais būdais, kokiais jums palankiausiai jo siekti. Ir nepasiduoti automatinėm mintim. Ir labai svarbu šitoje vietoje yra paminėti tai, kad negebėjimas jaunai kartai perduoti giluminių rašymo priežasčių, kodėl tai yra daroma, yra ne tik mokytojų kaltė. Nežinojimas, kodėl mes darome dalykus, kuriuos darome, ir netgi dažnai verčiame kitus daryti tam tikrus dalykus, yra mūsų visų, kaip visuomenės, negebėjimo smalsauti, užduoti ir atsakyti į tą patį klausimą, kodėl ne paviršutiniškai, o iš tikrųjų pasigilinus. Ir atsakomybę už tai neša ne tik mokytojai, neša mes visi. Tad linkiu visiems dažniau klaust kodėl. Ir ypatingai ne kitų, o paties savęs.